Šiandien apžvelgsime žmogų, kuris mano galva yra vienas pavojingiausių ir agresyviausių turinį vaikams kuriančių individų. Kaip iš pavadinimo turbūt ir supratote, šiandieną kalbėsime apie The Trending Gang TikToko grupę bei jos įkūrėją Césaire Salik, geriau žinoma pseudonimu Cezi. Net jeigu ir dalis jūsų TikTokų nesinaudoja ir tiesiog nežinote, kas yra Cezi arba mano prieš tai užsiminta Trending Gang anketa, aš jūs vis tiek kviečiu pasilikti šiame video ir norėčiau jūsų pažindinti su šioje platformoje vykstančiai šiek tiek amoraliais ir mano galva nešvariais dalykais. Nors ir viskas, ką aš pasakysiu šiame vaizdo įraše, yra mano asmeninė nuomonė, aš ją vis tiek pabandysiu pagrįsti. Video eigoje mes pasikalbėsime ir su buvusiais Trending Gango nariais - Deimuku, Edvinu Fruktu, Demi, Jėgiu. Mes išgirsime jų asmeninės patirtis šioje grupėje. Taip pat aš jums pateiksiu nemažai Cezi manipulacijos pavyzdžių arba tiesiog nutilėjimo. Kartu su jumis mes dar šiek tiek įsigilinsime į Trending Gango tarsi religinę sektą primenantį verslo modelį, bei pasidalinsiu savo bei kitų mažiau su Trending Gangu susijusių žmonių istorijomis. Šis projektas, kuris lyg ir prasidėjo nuo nekaltų šokių kelimo į internetą, šiuo metu yra tapęs vienu skandalingiausių ir daugiausiai negatyvo sulaukusių TikTokų profilių Lietuvoje. Tačiau, kad jūs viską suprastumėte teisingai, aš manau, kad šią istoriją reikėtų pradėti nuo pradžių. Istorija, kurią aš jums šiandieną papasakosiu, prasideda birželio 17 dieną, kai TikToko programėlėje visiškai naujai atsiradęs profilis pavadinimu The Trending Gang įkėlė savo pirmąjį video. Hei, aš Deimukas, o čia Trending Gang. Čia Cezi, o čia Trending Gang. Aš Adomas, o čia Trending Gang. Aš Jėgysiu, o čia Trending Gang. Aš Demi, o čia Trending Gang. Aš Agnė, o čia Trending Gang. Aš Edvinas Fruktas ir čia Trending Gang. Aš Gustilicious, o mes esam Trending Gang. Kaip ir matėte, šią kūrėjų grupę sudarė 8 žmonės, tačiau jos reklaminiais veidais tapo populiari vlogerė Deimukas, tiktokerė Adomas, bei prieš tai niekur niekam negirdėtas reperis Cezi. Po šios grupės prisistatymo į Trending Gang anketą buvo pradėti kelt kolektyviniai video, kurie visos Lietuvos nuostabai galbūt nebuvo tokie, kokių mes tikėjomės. Trending Gang grupė buvo reklamuojama tarsi Lietuvos talentų susivienimas, tačiau jie iš karto pasižymėjo ypatingai tingiu bei originalumo stokojančiu turiniu. Beveik visi šios grupės vaizdo įrašai apsiribojo populiarių užsienietiškų šokių kopijavimu bei į 8-mečius vaikus orientuotais pasimavimais prieš kamerą. Nemažai kam Trending Gang projektas pasirodė tarsi besielis, nes beveik visų į Trending Gang įkeltų videkų aprašai apsiribojo mažamečius nutaikytais bei anketos aktyvumą skatinančiais kelti klausimais. Kokia jūsų mėgstamiausia spalva? Ką jūs šiandieną valgėte? Kiekvieno jų video komentarų sekcijoje buvo galima pamatyti lygiai tos pačius visiškai jokių pastangų nereikalaujančius komentarus, kuriuose Trending Gango nariai vienas kitą save tarpusavėje girdavo, stengdamiesi sudaryti įvaizdį, kad viskas, ką jie daro, yra nuostabu. Ir kadangi Trending Gang turinys buvo neįtikėtinai tingus, nemažai daliai žmonių pasidarė juokinga, kad kuriant tokio pobūdžio turinį, jie tikėjosi žaibiškai greitai išpopuliarėti. To pasekoje lietuviškame TikTok'e prasidėjo pirmoji bairių banga, kurios tikslas buvo pašiepti Trending Gango spinduliuojamą narcisizmą. Tačiau viskas pasiekė naują lygį, kai Trending Gango projektas buvo pakviestas sudalyvauti 1000-mečio vaikuose. Labas visiems, kaip sekasi, tikiuosi labai gerai, nes vasara kitaip negali būti. Taip? Nu ką, vasaros pirmas challenge, 8 kambario fresh dainai sulaukė labai daug dėmesio. 1000-mečio vaikai Lietuvoje buvo visada asocijuojamas su jaunų žmonių edukavimu. Todėl daugam nepatiko, kad iš pirmo žvilgsnio lyg ir jokių pastangų į savo turinį neįdedanti, bei jaunų žmonių progreso neskatinanti bendruomenė, per Lietuvos nacionalinę televiziją buvo pristatoma tarsi jaunimo autoritetas. Kaip Trending Gangas atsirado 1000-mečio vaikuose? Aš manau, kad tai buvo Cezio idėja ir kad jisai per pažįstamus ten tiesiog gal įsikabino per savo pažįstamus į tą, ir tiesiog pasiprašė, gal, bet ne tai, kad jie pasiūlė patys. Kodėl sakai gal per pažįstamus? Ar jis kažką buvo užsiminęs, kad jis turi kažkokį tai pažįstamą tenai tam projekte? Jo, nes jisai pradžioje sakė visiems, kad jis turi per daug pažįstamų ten ir panašiai, kad jis viską mums gali sudylinti ir panašiai. Pasipiktinusių žmonių buvo ir ne vienas, ir ne du, dėl to aš kartu su kitais draugais sugalvojau padaryti Trending Gango parodiją ir iki šios dienos mūsų juos pašiepintis video yra vis dar populiariausias lietuvių kalba nufilmuotas TikTokas Lietuvoje. Ir va nuo šio video viskas pajudėjo tamsos link. Šiandieną pas mus į interviu sutiko ateiti Deimukas ir Edvinas Fruktas, pradėsim nuo pačios pradžios. Kaip jūs atsirado Trending Gange, nuo ko viskas prasidėjo? Mes iš tikrųjų netgi prieš visą tą gengų įkūrimą, tai mums buvo kilus tokia mintis, kad šiaip mes kažkada mąstėm irgi susikurti gengą kažkokį, tai nebūtinai gengą, bet tiesiog grupę žmonių, kurie tiesiog reitina viską. Ir paprasčiausiai sutikom tokį žmogų, kuris norėjo tą dalyką išpildyti. Jisai buvo mums visiškai nepažįstamas, tai jisai trumpai pristatė idėją, kaip ten turėtų būti maždaug, tai
panašiai realiai skambėjo taip, kaip mes iš tikrųjų mąstėm. Kokias idėjas jisai jums pristatė? Kas jums buvo prižadėta prieš ateinant į Trending Gangą? Kad iš tikrųjų labai fainiai bus, draugų grupė bus tokia sukurta, kur tarpusavy galėsim bendrauti, kurti linksmus video. Nu, labai sunku dabar pasakyti, nes kai mes pradžioje kalbėjom, tai buvo biškai kitaip ir tada atsirado sutartis, bet čia iki to dar prieisim. Tai realiai jau pirmą kartą, kai mes susitikom, mes net nesusitikom ten Trending Gango tikslais. Tiesiog susitikom tam, kad susipažinti, nes aš kažkada užėjau jo laivą netyčia, man atrodo, ir jis man iš karto sako, o čia aš kaip tik važiuoju į Palangą ir Šventąją, sako, davai susitinkam. Ir, žodžiu, mes nusprendėm susitikti, buvau aš, Edvis ir Jėgis, ir visi varėm susitikti ir jau pirmą dieną mes, kai darbę pasijūtėm, nes belia kaip daug videkų filmavom. Pas mus interviu svečiuojasi buvusi Trending Gang narė, Demi. Demi, labas. Labas. Demi šiuo metu nebepriklauso Trending Gangui ir sutiko pasidalinti su mumis savo patirtimi. Tai nuo pradžių, Demi, kaip tu atsiradai Trending Gang'e, kas tau buvo prižadėta ir kas ten iš tikrųjų tave pasitiko? Nu tai vat, man Sėsis parašė visą idėją, apibūdino ją, kaip ten kas, man jinai visai patiko, buvo žadėta, kad bus kaip ir tokia draugų grupė, galima duoti kaip palyginimą Hype House. Jis daug nežadėjo, jis tiesiog išdėstė tą idėją, kad jis nori kažką tai sukurti, kas Lietuvoje padarytų kažkokių tai pokyčių. Ir kiek aš tikėjausi, tai kad bus labai linksma draugų grupė, susipažinsim visi ir patirsim labai smagų laiką. Ar tikėjais, kad bus visokios sutartis, kontraktai ir taip toliau? Ne, šito visiškai nesitikėjau. Tai kai jūs prisijungėt prie Trending Gango, ar jūs tikėjotės, kad jo įkūrėjas ir savininkas bus Sėsis ir kad jis jums lieps pasirašyti kažkokias tai sutartis, kad jūs vos ne jam dirbat ir turit mokėti dalį savo atlyginimo jam būtent? Tai iš pradžių, kaip ir mes nežinojom, kad tas žmogus norės ten viską prisiimti absoliučiai ir po jo vardu viskas eis. Tiesiog galvojom, kad prisiimti ten kažkokius dalykus, ten tebūnė jisai ten įkūrė tą dalyką, tą grupę, bet tada atėjo sutartis, kai pamatėm tą skaičiuką 50%, aš kadangi su tom sutartim, plius minus kažką žinau, bet aš tiesiog iškart pasikonsultavau su žmonėms, su kuriais galėjau pasikonsultuoti ir man pasakė, kad iš kur iš vis gali būti 50%, iš vis kaip tai įmanoma ir aš pradėjau mąstyti, kad čia biški labai nelogiška, kad čia jau kažkokias kaip ir nesąmonės prasideda ir tada mes kai susitikom per pirmą susitikimą, mes po to darėm aptarimą po tos visos dienos, po jau tų visų staigmenų ir mes iš karto kalbėjom apie tai, kad mes nenorim, kad būtų tas 50% skaičiukas ir kad nepasirašysim, kol nebus bent jau 15%. Ir po ilgų kalbėjimų ir kad jisai pasakė, kad jums ramiau būtų, aš parašysiu 15 ten, ar daugiau, ar kaip susitarsim tebūnie. Pirmą kartą, kada tik oficialiai susitiko Trending Gangas. Ar galėtum man papasakot tą įvykį su tortais? Su tortais koks įvykis buvo, tai iš esmės pirmą kartą, kai susitikom, tai realiai viskas vyko realiai, kaip pasakyti, jo, tas pats darbas vyko, ta prasme, belia koks fabrikas buvo, kad tiek ir tiek video turim nufilmuoti, čia belia kaip ant karšių, tu žodžiu, nesmė. Bet po šito viso dalyko buvo ten pažadėta, kad kažkokią staigmeną turim, ko mes iš tikrųjų net nesitikėjom. Ir buvom nustebę iš tikrųjų ir labai buvo įdomu, kokia ta staigmena. Tai atvažiavom į vieną vietą, ten, kur buvo ta staigmena paruošta. Ir ten buvo tortai, nesakysiu pavadinimo, nenoriu čia oficialiai taip sakyti, bet buvo paruošti tam tikri tortai ir jie mums juos pristatė, kad čia mums realiai dovanoja ir buvo viskas sumokėta vos ne iš jo pinigų. Kažkaip, bent jau taip suprantu, ne? Vis tiek, kažkas mums darė staigmeną. Ir tiesiog tada atėjo fotografė, atsimenu, sakė, oi, čia pasidarysim nuotraukų, mums reikia nuotraukų pasidaryti. Žodžiu, mes su tais tortais mums prifotkino, tada mama atsiuntė nuotraukas ir sako, išsirink nuotrauką ir įkelk į Instagramą, čia pažymėk tą, padaryk tą ir panašiai. Ir mes jau, kadangi susidūrė nemažai su reklamom, tai iškart supratom, kame čia yra barkė ir bairis. Tai aš iškart pasakiau, kad aš nekelsiu tiesiog, nes nuotraukos irgi atrodė, ta prasme, nekaip. Ir šiaip nebuvo labai didelis tikslas, kelti, kai mums dovaną padarė. Ta prasme, tu realiai turi pats apsispręsti, ar tu keli, ar tu nekeli. Kitais žodžiais, iš jūsų tikėjosi reklamos? Ir už tą reklamą norėjo jums sumokėti tortų. Panašiai. Jo, bet mums to nepasakė. Nes tai buvo dovana. Tai buvo dovana.
Tai kaip buvo iš tikrųjų? Ar jauteis kaip kažkokiam pozityviam dideliam draugų rate, ar viskas Trending Gango viduje visgi atrodė kažkaip tai kitaip? Tai kaip mes perteikdavome tą visą tokį vaizdą internetui per tos video ir visokius Instagram'e kuriamus storius, tai visai realybė buvo ne taip. Nežinau, kame čia bėda buvo, galbūt dėl to, nes Sezis gal tinkamai mūsų nesupažindino iš pradžio, iš karto mes kibome visi prie darbų. Tai vat paprasčiausiai ir tas bendravimas buvo toks, ne taip kaip tikėjausi, buvo ir pykčių, ir nesutarimų, tai, man nelabai tiko tas bendravimas, nelabai gražiai elgiamasi buvo su jaunesniais, tai vat. Taip. Ką turiu omenyje sakydama, kad nepakankamai gražiai buvo elgiamasi su jaunesniais? Tai kadangi aš vis tiek jaunesnė grupėje buvau ir labai mane nervuodavo tas, kad visada man prikišinėdavo tai, kad aš jaunesnė, aš mažiau žinau, bandydavo gal kažkaip ir pamokyti, nors mokyti suaugusiam tikrai nėra blogai, bet vis tiek galų gale aš jų nepažįstu, tai aš tikrai iš jų pavyzdžių nenorėdavau imti. Ten iš darbo pusės taip, tikrai pasiklausydavau, bet apie charakterio savybės tikrai buvau susikūrusi savo jau charakterį ir kažkiek bandydavo prie to prikipti, pakeisti mane ir jo. Gal turi kokį pavyzdį? Dabar kažkaip apsisuko tokios mintis apie fan-mytus, kaip jie vadina, tai kad buvome grinai tuose mytuose vienu žodžiu ir aš iš visų ilgiausiai ištrukau bent jau Šiauliuose, nes visada stengdavau skirsti kuo daugiau dėmesio tiem visiems vaikiukam, kurie ateidavo pasveikinti, nusifotografuoti, labai su jais mielai elgdavausi ir prisimenu būtent po to susitikimo. Man pasakė Sezis, kad aš per daug mielai elgiuosi su visais. Man tas buvo šiek tiek šokas, nes vis tiek aš esu aš vis tiek dievinu vaikus ir mėgstu su jais elgtis gražiai, vis tiek esu žmogus ir elgiuosi žmogiškai, ir kiti pasakė kažkaip, taip pažiūrėjau, gerai galvoju ir, taip. Apie pirmą tą susitikimą dar noriu pasakyti, nes ne vien to, tai buvo, ta prasme, jau keistas dalykas. Tai kas keisčiausia dar buvo, kai mes sugalvojom tą pirmą susitikimą, viskas aišku, kad bus tai Vilniui, mes nuvarėm į tą Vilnių. Ir prieš tai, realiai, kas buvo pasakyta, tai davai Deima, paimk, mes tau sumesim linkus, tu paimk su numerok, išrink kokius mums padaryti, ir aš realiai, nežinau, gal kokią PAM linkų peržiūrėjau, ar galime jos padaryti. Tiesiog, kad būtų ką nufilmuoti ir kad užbombinti tą pirmą dieną. Supratau. Jo, nes norėjo, jo tikslas buvo nufilmuoti 100 video per dieną. Tai tą dieną buvo virš 30 laipsnių ir buvo nežmoniškai karšta ir realiai mes net neturėjom atsikvėpimo laiko, nes man atrodo buvo kas ten minutę. Filmuojam. Ir kas mums nefainiausia pasirodė, kad per visus tos susitikimus, kiek mes buvom susitikę, tai mes net neturėjom realiai laiko, kada normaliai su grupė pabendrauti, taip kad susitikti ir nefilmuoti, kad pabendrauti, komunikuoti ir tiesiog labiau pažinti vienas kitą, nes vis tiek, jeigu darom kažką kartu, tai aš neįsivaizdavau to kaip visiško darbo kažkokio. Taip, kad noriu visiems pranešti, nuo šiol kiekvienas keiksmažodžio arba smurtinio komentaro savininkas bus pranešamas interneto policijai, kur sieks su jumis arba tėvais turbūt dėl piniginės baudos. Dabar pagalvokite dvigubai, ar tai, ką jūs darote, tikrai darote iš širdies. Sezi. Trending Gangui bei tam tikriems jo nariams sulaukus nemažai pasipiktinimo, pasišaipimo arba kažkokio tai nepritarančių nuomonių, pagrindinėje Trending Gang anketoje prasidėjo masyvus komentarų trinimas bei jiems nepalankių žmonių blokavimas. Iš niekur nieko save kaip grupės lyderį pateikę Sezi pareiškė, kad patyčios šiame profilyje nebus toleruojamos. Tačiau jis neapsiribojo tik tai keiksmažodžių bei neapykantos blokavimu. Sezi nenorėjo adresuoti jo grupiai nepritarančių nuomonių bei klausimų. Todėl vardan to, kad apsaugoti savo jaunesnius fanus nuo jo reklamos agendai nepritarančių išorinių nuomonių bei komentarų, iš Trending Gang anketos buvo pradėti blokuoti visi. Kai dėl šio Trending Gang sprendimo nemaža dalis Lietuvos kūrėjų nusprendė savo asmeninės nuomonės išreikšti savo pačių anketose ir pradėjo kurti Trending Gangui nepalankius video, Sezi iš visų jėgų stengiasi su jais susidoroti ir jam nepalankės nuomonės iš interneto ištrinti. Tai Gabija, tu buvai YouTube'ai įkėlus videką, kuriame kalbėjai apie Trending Gangą. Tai kas po to videko tau atsitiko? Tai kadangi aš jį, man atrodo, įkėliau penktadienį, man atrodo, ir penktadienis, ir ketvirtadienis buvo, tai Sezis tikriausiai savaitgalį atostogavo ar ilsėjosi, tai jisai nieko tenais labai stipriai nekėlė, bet jau praėjo tas visas savaitgalis ir darbo dienomis, jisai sugalvojo, kad jisai, žodžiu, aš tiesiog atsikeliu vieną dieną ir tipo atsidarau Instagramą
ir belia kiek notification, ir aš nei ten nuotraukos kažkokios įkėliau nieko, ir žiūriu, kad jisai mane pamenčinės yra 7 storiuose, ir aš, iš pradžių truputį išsigandau, nes what the fuck, žinai, niekad nemačiau tokių skaičių, kad mane kažkas tiek būtų prižymėję kažkur. Kad būtų paprasčiau suprast, tai 72 Instagramo story yra apie 30 minučių vaizdo įrašų. Kažkas tokio. Jo. Ir esmė, žinai, tame, kad kitiems žmonėms nerodo, kad jisai mane užtaigino, jis mane tikriausiai užtaigino kažkur ir iš šono, nubraukė, kad, nežinau, kodėl jis tai padarė, gal man reklamos daryti nenorėjo, ar nežinau dėl kokios priežasties, bet žodžiu, ir belia kiek jis man prispamino, ir aš ten iš pradžių žiūrėjau, po to jis pradėjo ten savo muziką reklamuoti tose storiuose, ir aš skipinau, ir tada tik išgirdau, kad parodyk šitą video ir šituo story tėvams, nes su jais kalbėsimės teisme, žodžiu. Kažkas tokio. Ir tada tu man pasakai, kad jisai iš savo Instagramo story peršoko į tavo privačius pokalbius ir pradėjo tada tau privačiai grasinti vos ne. Aš jam rašiau tuo metu, kai jis įkėlė storius, nes aš ką tik atsikėliau, aš ten story atgal nekelsiu ir šiaip nesipyksiu, aš su juo čia per storius, nesam maži vaikai. Aš jam rašau, jisai toliau kelia storius, ten kaip sportuoja, kaip jis kažkokiam... Aš nežinau, jisai per tos 7 storius pakeitė lokaciją 5 kartus, kai aš tiesiog gulėjau lovai. Ir jisai vis kelia ir pabaigė kelti storius ir aš jam parašiau, nes jisai buvo sakęs, kad prisijung į laivą ir mes išsiaiškinsim, kažką ten tipo tokio, kad prisijung į laivą ir mes išsiaiškinsim visą šitą dalyką. Ir aš tipo parašiau jam ant bairio, nes absurdiška tiesiog, tipo... Davai, jeigu aš prisijungiu į laivą, tu manęs nepaduok į teismus. Kažkas tokio, tipo, ne visiškai 100% citata, bet va taip pasakiau. Ir žodžiu, ir tada jisai man atsiuntė savo telefono numerį, sako, susiskambina. Tipo, ir aš iš pradžių galvoju, okei, nes aš tikrai nenoriu čia kažkokių teismų. Išėjau šunį išvesti lauką per tą laiką, parašiau jam, kad susiskambinsim vakare. Grįžtu namo, randu iš jo žinutę, kad paskambink dabar tenais, tas videkas turi būti ištrintas iki kol mes susiskambinsim, žodžiu, visokius tokius dalykus. Ir aš sakau, okei, aš tau paskambinsiu už pusvalanduko. Bet aš žiauriai nenorėjau su juo kalbėti, parašiau savo vienai draugiai, sakau, žiūrėk, aš tau dabar paskambinsiu, tu esi vyresnė už mane, gerokai patark man, kaip man elgtis. Tada jinai mane nukreipė, žodžiu, pas Paul Demiko, sako, parašyk Paul Demiko, paklausk jo, ar tave gali čia tikrai kažkas į teismus paduoti. Dar susirašiau su pora draugų, ta prasme, su tėvais tais pačiais, su visais pasikalbėjau ir visi man sako, tiesiog ignoruok jį, nieko jam netrašyk, tikrai nesiskambink. Ir aš jam parašiau, sakau, aš su tavim nekalbėsiu, aš neturiu tau ką pasakyti, jeigu nori kalbėtis, kalbėsim per kažkokias institucijas, tipo per teisininkus. Aha, ir tada jisai, kaip supratau, jis nebuvo patenkintas dėl tavo tokio atsakymo? Jo, jisai man parašė, kad jisai manęs 3 kartus paprašė mano namų adreso. Kas, nežinau, čia gal jūs irgi nežinosit, žiūrovai, ir aš tik vakar sužinojau, žmogus, kuris nori tave paduoti teismą, rašyti pretenziją ar dar kažką, jis negali prašyti tavo adreso. Ta prasme, kaip ir gali, bet tu turi pilną teisę neduoti to adreso, nes teisininkas kiekvienas turi prieimą prie duomenų bazės ir tave atkapstys, jeigu tu esi moksleivis, ten išsiųstau tas pretenzijas į mokyklas ar dar kažkur, tave suras. Tu niekad neprašai adreso, nes, tiesiog, šiaip kažkaip keista, kai suaugęs vyras 17-metės prašo adreso namų 3 kartus. Tai jisai tavęs prašė namų adreso ir tada tu jam jo nedavei ir kaip aš supratau, tu tada tiesiog jam netrašė ir jis tau toliau rašė kažką, dar kažką ten siuntė? Parašiau, kad pagalvojau, kad nemanau, kad mums verta kalbėtis. Jisai parašė, gerai, paruoš teisininkas pretenziją, prašau atsiųs, kokiu adresu tau siųsti. Ruošiu video, kuriame aptarsiu tavo veiklą. Čia žodžiu, kažką, kad jisai mano video naudos kaip patyčioms, ne, nes ten mano video yra patyčios. Tada jisai man kažkokį story irgi pamenčinino, nežinau, aš jį užblokavau ir man neberodo. Ir, jis ištrynė savo voice message'ą. Čia buvo voice message'as. Kokį voice message'ą jisai ištrynė? Aš turiu nusiskreen rekordinus. Tiesiog ten buvo voice message'as, kuris man pasakoja, irgi toksai truputį su agresija,
girdisi tas balsė ten žodžiai irgi apie teismus, apie kaip aš čia blogas žmogus, visa kita, nu, žodžiu, ir tiesiog fone girdisi, kaip jo vaikai verkia, tai jis tikriausiai taip su vaikais leidžia laisvalaikį, nežinau. Tada aš jam išsiunčiau 2 voice messages, labai ramiai kalbėdama, viską paaiškinau ir jisai man vėl parašė adresą, laukiu tada, aiškinsimės teisme ir viešai, kaip suprantu, privačiai neįmanoma su tavim susitarti, sėkmės. Aš jam nieko neatrašiau, čia buvo 1 valandą. Tada jisai man 2:30 atsiunčia kažkokį video iškarpytą ir aš, nu, nieko nebetrašiau, tiesiog palaikinau. Jis ten, nežinau, susirašęs laikus, kur man, nu, nesąmonė kažkokia. Ir tada jisai vėl po 2 valandų ar čia story buvo atsiuntęs pamenčininės ar ką, nu kažką žodžiu vėl ir aš po to laiko tiesiog jį užblokavau. Ir, nu, nes užkniso, nu, kas porą valandų rašinėja, prašo adreso ir kažkokius nesąmonės kelia be konteksto, stories kažkokius, kur prieš patyčias, bet pats man, tipo, agresyviai rašo, voice messages agresyvius siunčia, nu, nežinau. Ir dar prieš tai sakei, kad viskas nepasibaigė tuo, kad tu jį užblokavai. Sakei, kad paskui jis tau pradėjo rašyti iš dar kitos anketos. Ir ten, kaip aš supratau, to žinutė šiek tiek aštresnės buvo, tai gal gali dar apie tai papasakot? Jo, tada jisai, aš nežinau, ar jis, ar jo žmona man parašė, blemba, kada ta žinutė buvo išsiųsta, aš ištrinau tą žinutės, tik nusiskrinšotinau. Man atrodo, buvo išsiųsta po 12, aš dariau skrinšotą maždaug 12:30, kur man jo žmona parašė, kaip ten sveika, čia ir panašiai, čia užgavai mano vyrą, čia nereikia taip savo nuomonę sakyti, tu čia šmeiži ir visa kita ir aš to nepaliksiu. Nu, žodžiu, čia tai jau visiškas grasinimas. Šį kartą tikrai nepagailėsiu nei savo laiko, nei lėšų, paliksiu vyrą nuo šaly, nes jis per daug geras tai daryti, man širdis plyšta, kad tu, nu, žodžiu, čia kad tipo susidoros su manim ir kad Sezis jau pats nieko nebedarys. Ir tada baigėsi žinutė taip, kad jis labai geras žmogus, nesinori puikuotis, bet mums tikrai nieko netrūksta, nei pinigų, čia nieko, kaip suprantu, mes čia esam ir vaikų ligoniniam kažkokius aparatus pirkę ir kažką, ir kadangi užblokavai mano vyrą, o adreso klausiu aš, kaip suprantu, kur siūsti pretenziją, turėsiu ieškotis kitur, susiras teisininkai. Nu, ir, nu, toksai, va, kažkoks irgi, nežinau, tai va, 3 kartą gavau nepilnametę būdama iš suaugusių žmonių adreso prašymą, kažkokius grasinimus ir dar prie to pačio žmonės grasindami teismai sugeba pasigirti, kad mes čia žiauriai geri žmonės ir turim daug pinigų. Aš taip supratau jų žinutę. Tai nebuvo vienintelis kartas, kai Sezis stengiasi įbauginti arba kažkaip tai kitaip paveikti jam nepritarančius individus. Su manim susisiekė žmogus, kuris manęs paprašė, kad aš jo vardo neminėčiau. Šis anonimas savo TikToko paskyroje buvo įkėlęs video, kuriame jis tiesiog pajokavo arba pasidalino savo įžvalgomis apie vieną kitą jam mažiau patinkantį Lietuvos TikTokerį. Savaime suprantama, šiame vaizdo įraše buvo paminėtas ir Sezis ir tai jam labai nepatiko. Įžeistas Sezis pradėjo savo mirusioje Instagramo paskyroje rašinėti to kūrėjo darbdaviams, kad kaip jis savo gali leisti stumti ant žmogaus, kuris su savo kūryba skleidžia tik tai meilę ir pozityvumą. To pasekoje vienas iš šį video sukūrusio žmogaus darbdavių dėl šventos ramybės paprašė tą vaizdo įrašą pašalinti. Va dar norėčiau pridurti, kad befilmuojant šitą video mane ką tik pasiekė žinia, kad prieš geras porą valandų Sezi ir vėl pabandė padaryti tą patį. Tik šį kartą kalba ėjo ne apie kažkokio tai TikTokerio juokelius, o apie Power Hit Radio Facebooko svetainėje papublikuotą Elenos karalienės vaizdo įrašą. TikTok'e daugiau nei 88 tūkstančių sekėjų turintis lietuvių profilis Trending Gang sugalvojo pasipelnyti. Trending Gang! Reperio Sezi vadovaujama komanda viename dovanų čekių pirkimo saite siūlo nusipirkti paslaugą ir susitikimą su jais. Pala, jį išvis galima vadinti reperiu? Jis iš vis repuoja kažką ar nelabai? Sezi ir vėl pamatęs, kad jo reputacija kabo ant plauko, nusprendė ją užsipulti savo Instagram'e. Reperio Sezi vadovaujama komanda, jį iš vis galima vadinti reperiu? Jis iš vis repuoja kažką ar nelabai? Žinau, Power Hit Radio yra vienas žinomiausių radijų Lietuvoje. Mano žiniomis, radijos yra vienas iš talentų draugų, kadangi atveria jiems daug galimybių. Talentai dirba, kad jų kūrybą leistų per radiją ir automatiškai radijas turi turėti daug informacijos apie muziką
muziką ir atlikėjus. Aplamai turėtų gerbti ir motyvuoti visus atlikėjus. Kaip Power Hit Radio žiūri būtent iš šitos rubrikos vedėją, kuri kalba apie mane ir viešai tyčiojasi? Kokį pavyzdį jūs rodot jaunimui apie garbę ir orumą? Nekalbant apie tai, jog kalbėjot apie mane. Žmogus, kuris atidavęs save muzikai 20 metų ir galų gale pasirašęs kontraktą su viena iš didžiausių labelų pasaulyje, Sony Music. Aš manau, kad šitą mergaitę tikrai neturėtų vertinti atlikėjų kokybę, tuo labiau tokių, kurios jau įvertino Sony Music. Turint porą stiprių hitų ir aukščiausią tašką siekęs turint virš 2 milijardų peržiūrų, mano muzika lieta jau pakankamai žmonių. Galbūt jos pasaulyje nepasiekia, bet lyg reiktų parašyti Sezį YouTube'ą. Kaip jūs galite leisti žmogui vesti laidą po jūsų kompanijos vardu, kuris išvis nepadaro savo namų darbų ir kalba apie atlikėją ir viešai gali skatinti patyčias prieš jį? Ar jūsų vertybėmis čia yra normalu? Aplamai apie ką yra šita rubrika? Dar kalbat apie mano komandą, kuri motyvuoja jaunimą prieš negatyvą ir baigti patyčios, kalbat apie kažkokius pinigus, bet jūsų šitas projektas yra apie kaip gauti daugiau views ir kaip daugiau dėmesį traukti tyčiojantis iš žmonių ir išnaudojant kitų vardų. Bent jau darant tokią rubriką, siūlyčiau jums tiksliai sužinoti viską apie žmogų. Ne visi žmonės taip lengvai jums duos kelią. Manau, patyčių kultūrą turėtumėte stabdyti, o ne padaryti populiarią. Ir dar pasiūlyčiau jums bent jau mikrofoną įsigyti, jei laikote save pro garso kompaniją. Įkesiu šitą video kiekvieną dieną, kol gausiu kažkokį atsakymą iš Power Hit Radio. #patyčioms ne. Sezį. Aš suprantu, kad galbūt 1 ar 2 iš interneto prarasti vaizdo įrašai nėra didelė kažkokia tai netektis. Tačiau tai tik parodo, kad Seziui nesvarbu, kokiamis priemonėmis jis pasieks savo. Jis puola ne tik žmonių nuomonės, bet ir bandydamas uždėti savo kritikams piktadarių kaukės, užsipuola jų pragyvenimo šaltinius bei tokiais veiksmais parodo, kad jeigu jo veiksmams nepritari ir turi darbą, su tavim gali būti susidorota. Kaip tu jautėsi, tau nepasirodė keista, kai Sezis puolė ne tik tave, bet ir tavo rėmėjus? Aš suprantu, kame yra esmė. Man yra nefaina, žinai, aš visą laiką internete buvau toks žmogus, kad aš savo rėmėjus labai atsakingai pasirinkdavau. Aš tenais gal anksčiau kažkada reklamuodavau kažkokias nesąmonės, bet dabar pas mane nerasi kažkokio tenais, wow, ten kažkas specifinio, tipo, čipsus valgo visi, aš valgau tokius čipsus, ten geria gėrimus visi, ten aš geriu Fanta, mes su Fanta dirbam iš tikrųjų labai jau senai, tai čia visiškai kita istorija. Ir aš nežinau, ar jis čia siekia, kad, žiūrėkit, Gabija blogietė, bet aš irgi turiu daug sekėjų, čia remkit mane, gal nori dirbti su manim. Aš nežinau, ko jis to siekia, ko kišti tam, tas agentūras, tuos visus brandus, jie yra ne prie ko. Jeigu aš tenais viešai gėdinčiaus kažkaip ir kažką blogo padaryčiau, tada jo, gal ir brandai nenorėtų dirbti su manimi, bet aš nieko blogo nepadariau, aš kuriu turinį. Tipo, nežinau, čia tiesiog beviltiška. Aš, tipo, kaip pavadinti, be 5 dienų pilnametę, man tuo 18. Jeigu nori paduoti mane į teismą, palauk, kol man sueis 18. Kam nervint mano mamą? Tipo, pasidaryk researchą, jis visą laiką sako, oi, čia kaip šeima mano, kaip visa kita, tenais mano vaikus puola ir panašiai. Blemba, tu irgi mane puoli, aš nežinau, kiek tu ten tų vaikų turi, pasirodo, yra vaikų, kurie eina į mokyklą, nežinojau, nes jis visą laiką kalba tik apie savo vieną dukrą. Aš irgi esu sakius, kad gyvenu tik su mama. Tipo, visų pirma, tu puoli brandus, su kuriais aš dirbu, iš kurių aš tiek savo dasiduriu kažkokius dalykus ir iš mamos pinigų neprašau. Visų antra, šnekė apie kažkokius tėvus, pasidaryk researchą, aš gyvenu su mama, tu tikrai nori mane nepilnametę pulti, kai aš nei save čia aukos vaidmenis, atau nei ką turiu aš tų pinigų ir advokatam, jeigu reikėtų ar ką, bet, nežinau, žinai, tipo, jo šeimą pulti ir jo šeimai blogą daryti yra lievai, bet kai tu viešai sukuri beveik 100 storių, grasindamas ir sakydamas, kaip va čia šeimai bus gėda, kaip pranešk tėvam, kaip čia visa kita, tu irgi skatini patyčias, man irgi tipo žmonės rašė, kaip Sezis yra pats geriausias, tu nusižudyk, nebuvo daug tokių žinučių, 2 gal žinutės su milijono gramatinių klaidų, bet čia ne apie tai, tipo nusižudyk, tu esi debilė, tu nesąmonė šneki ir panašiai, tiesiog
tu irgi skatini tą patį, nes tavo story nebuvo nei argumentuoti, nei ką. Tu paėmė ir tiesiog pili šūdą be reikalo. Jeigu tu esi toks prieš patyčias, tu turėtum žinot, kad pirmas būdas, kaip kovoti su patyčiam, yra jas ignoruoti. Jeigu tave žaidžia mano videkas, tu ignoruok jį, niekas tau nieko neberašys. Nu, tiesiog. O tu pati galvoji, kad tavo videkas ir buvo tos patyčios? Nes man tai, pavyzdžiui, netrodė ten kažkas labai tokio, žinai, pikto. Žinai, čia kaip yra, vat, pavyzdžiui, remontuoji mašiną, atvarai tenais, tarkim, pavyzdukas, visiškai nesusijęs su nieko, atvarai autoservizą dirbti. Sako, suremontuok vat šitą BMW ir jį nuplauk. Ir tu ten suremontuoji, kiek to laiko trunka, aš nežinau, ateina ten žmogus, kuris turi įvertinti tavo darbą ir tau sako, tu suremontavai žiauriai gerai, bet nuplovai truputį lievai. Ir tu atsiminsi ne tai, kad tau pasakė, kad suremontavai ten gerai, tu atsiminsi tai, kad nuplovai biški lievai. Tai tas ir yra problema, kad žmonės nesugeba įsisavinti visos informacijos, tu sugebi įsisavinti tik tai, kas pasakoma blogiausia. Aš nesakiau faktų ir jisai man irgi rašinėjo, čia faktai klaidingi, čia šmeižtas, čia dar kažkas, ten nėra faktų. Aš sakau, ką aš matau savo akim ir aš turiu pilną teisę tą daryti ir turi pilną teisę visi kiti žmonės tą daryti. Aš nesakiau, kaip jisai tenais kėlė screenshotus, kaip jiems žmonės siūlo nusižudyti ir panašiai. Aš tų žodžių niekam neįdėjau į burną, niekam neliepiau sakyti. Jeigu taip kažkas sugalvoja rašyti, tikrai ne mano iš vis atsakomybė, nes aš tos temos net neliečiau. Pačioj pradžioj video ir gale pasakiau, kad nemanau, jog jis yra blogas žmogus ir nelinkiu jam blogo. Tikrai nelinkiu, dabar gal truputį nuomonę pakeičiau, nes grasinti 17 metai ir prašyti adreso, biški yra nesveika ir maniakiška mano akimis, bet yra kaip yra, aš vis tiek galvoju, gal geras tėtis, gal geras kažkas ir blogo tikrai nelinkiu. Kadangi aš irgi esu vienas populiariausių Sezijui nepritarančių žmonių, bet šiuo metu esu bedarbis, tai aš iš Sezio sulaukiau teisinės pretenzijos. Leiskite man jums papasakot, kaip Sezis tvarko savo teisinius reikalus. Prieš šiek tiek daugiau nei mėnesį laiko aš į savo Instagramo profilį sulaukiau asmeninės žinutės iš profilio pavadinimu Svei Agency. Toje žinutėje ta reklamos agentūra man papasakojo, kad norėtų pasikonsultuoti dėl kažkokio tai vangiai apibūdinto TikToko reklaminio projekto ir tada manęs buvo paprašyta, kad dėl tolimesnės diskusijos aš duočiau jiems savo telefono numerį. Man iš karto į akis kliuvo faktas, kad šios informacijos sulaukiau ne į savo verslo partneriams dalinamą L-paštą, tačiau pasidomėjęs apie šią įmonę Google'e ir pamatęs, kad jie yra dirbę ir su kitais populiariais tiktokeriais, tarp kurių buvo ir Sezi, aš nusprendžiau, kad neturiu ko prarasti ir savo numerį jiems išsiunčiau. Po mano parašytos žinutės ši reklamos agentūra mane paliko unseen ir po savaitės laiko aš sulaukiau skambučio. Man paskambino žmogus, kuris save pristatė kaip Sezi advokatą ir man buvo netiesiogiai pagrasinta, kad jeigu aš neištrinsiu savo YouTube'ės video, kuriame aš sureitinguoju Lietuvos tiktokerius, jis ant manęs vardant Sezi garbės bei orumo parašys teisinę pretenziją. Tuo metu aš pagalvojau, kad čia mane tiesiog trolina mano fanai, todėl telefoną tiesiog numečiau. Tačiau po 2 savaičių aš ir vėl sulaukiau skambučio iš to paties numerio. Tik šį kartą šalia to mane dar pasiekė ir elektroninis laiškas, kuriame buvo išdėstyti šie garbės bei orumo argumentų grindžiami reikalavimai. Tai pirmas, kad aš iš savo YouTube'ės kanalo ištrinčiau Lietuvos tiktokerių tier listą ir antras, kad aš atsiprašyčiau Sezi. Aš nesijaučiau padaręs kažką tai blogo, todėl advokatui pasakiau, kad toks pasiūlymas manęs visiškai netenkina. Ragelį numečiau, tačiau sekančią dieną ir vėl sulaukiau skambučio. Ir tą dieną aš tikrai buvau nenuotaikoje bendrauti su Sezio pakalikais, todėl aš advokatą pradėjau spausti. Iš kur jis gavo mano numerį, kokią teisę jis turi man skambinti dar prieš pretenzijos parašymą. Kodėl aš praėjus jau daugiau nei savaitį laiko nuo pretenzijos parašymo datos vis dar negavau to laiško fizinės kopijos. Ir tada mes su juo tarpusavį galiausiai išsiaiškinom, kad mano telefono numerį jisai gavo ne iš kažkieno kito, o iš pačio Sezi. Būtent šis telefono numeris jis nebuvo viešinamas niekur kitur, o tik Svei agentūrai, kuri kažkaip paslaptingai lygiai tą pačią savaitę kaip tik pradėjo atstovauti Sezi bei jo Trending Gang projektą. Taip pat šiek tiek pasidomėjus apie man skambinusių advokatą, aš pastebėjau, kad tiek jis, tiek Sezis yra Facebooko draugai ir tai yra ne viskas. Sezis turi ne tik jį Facebooko drauguose, bet ir jo žmoną. Dėl to aš manau, kad būtų galima drąsiai teigti, jog jie yra pažįstami. Dabar pagal mano turimą informaciją, ši tik Sezio garbę ir orumą atstovaujanti pretenzija kitiems Trending Gango nariams kainavo 160 eurų. Ir tai yra beveik dvigubai mažesnė kaina nei šios įmonės įprasti vidutiniai už tokią paslaugą skelbiami įkainiai. Tad man iškilo klausimas. Kadangi laiško fizinės kopijos aš negavau, ar ši pretenzija iš tikrųjų buvo parašyta iš Sezi atstovavusios advokatų kontoros, ar visgi čia tiesiog tai buvo bandymas prisidengti didelės kompanijos vardu, bei tokiu būdu man sukelti spaudimą. Paskambinęs į šią advokatų kontorą, aš iki šios dienos atsakymo kol kas vis dar neturiu, tačiau aš manau, kad tokios galimybės kol kas dar atmesti nevertėtų.
Tai prieš šį pokalbį tu man minėjai, kad iš jūsų buvo paimti pinigai už Trending Gango logotipo sukūrimą. Ar čia buvo vienintelis kartas, kai iš jūsų Sezi kažkokiu tai būdu paėmė pinigų už kažkokią tai dalyką, už kažkokią tai Trending Gango reikmę? Jo, buvo piešiami kažkokie tai kuriami logotipai, bet jo, buvo paimta už patį logotipą baltame fone ir buvo taip pat piešiami ant maikučių dizaino piešinukai tokie ten su mūsų veidais. Žodžiu, tie žmogeliukai kainavo 205 eurų bendrai, tipo visi. O pats logotipas, tas pats paprasčiausias baltam fone, kaip ten, Trending Gang, žinai, ne? Jo, žinau. Kur tiesiog parašyta, tai jis kainavo 100 eurų. 100 eurų. O ar Sezis leido jums siūlyti kažkokias tai kitas savas alternatyvas, kad galbūt kažką pigiau sugalvot? Jo, aš buvau sukūrusi savo logotipą irgi, kur mes visi buvome kaip, yra, man atrodo, Instagram'e paviešinta ta nuotrauka, ten su bitmaužiais aš padariau, aišku, ten nebuvo labai sunku, bet vis tiek buvo darbo įdėti, kad juos sudėti visus į vieną krūvą, ten, žodžiu, buvau padariusi kiekvieno asmenybę ir sudėjusi, bet Sezis tiesiog pasakė, kad jis nori viską daryti profesionaliai ir jis pasakė, kad jis mokėsi savo pinigų, bet galų gale, kai gavome iš bendradarbiavimo pinigų, jis tiesiog gražiai parašė sumas už nuo ko ir kiek pasiema pinigų ir tiesiog kiek liko. Tai vat. Tai žodžiu, tai dėl logotipo, kas buvo, tai jisai pasakė, kad profesionalai sukurs logotipą, nors realiai tokį patį logotipą, manau, Edžinas galėjo padaryti, mes jam ir siūlėmės, bet jisai norėjo, kad viskas visada būtų labai profesionaliai. Ir jisai tiesiog pasakė, kad čia kaip mums visiems geraširdiška dovana, jisai sumokėjo 100 eurų ir turim mes logotipą, kurio mes prieš tai nematėm, tiesiog jisai mums atsiuntė ir pasakė, kad čia tiesiog bus mūsų logotipas ir mes kaip ir neturėjom balsų teisės kažkokios didelios, nes jis sakė, kad tai labai geras. Jo, iš esmės šitą istoriją priveda prie tų pačių tortų. Nu, žodžiu. Kaip dovana. Žodžiu, ir dar vienas dalykas, kuris man labai keistai nuskambėjo, Edvinas padarė tą filmuką, kur yra ant profilio, vis dar dabar, man atrodo, ant jų profilio šito kaip nuotrauka, bet ten jisai kaip video, ten, kur išvažiuoja, ten sproksta ir panašiai, ir realiai tai edo darbą, tipo pasakė, tipo cool, bet aš įvertinčiau kokią ten, net neatsimenu tikslios sumos, bet tai buvo tikrai mažiau negu logotipas. Tada aš tavęs galiu paklausti turbūt kaip grafinio dizainerio, aš pats irgi sudaręs panašų logotipą savo aktualiai gaujai. Kiek tu įvertintum tokio logotipo kainą? Kiek tu pats paprašytum už tokio logotipą? Nežinau, jeigu asmeniškai manęs tokio paprašytų, aš pasimčiau, kadangi ten darbo baisiai daug nėra, realiai pasimčiau gal, iki 20 eurų, ta prasme. Jeigu pažįstamas, net nemokamai iš tikrųjų padaryčiau, nes taip žiūrint, iš tos pusės, ant kiek ten reikia daug darbo įdėti, ten realiai darbo nėra. Ar jums Sezis rodė kažkokias tai sąskaitas, kad iš tikrųjų kainavo viskas tiek, kiek jis sakė, kad kainavo? Tai vat, kai buvo prasidėjęs tas toks didesnis nepasitikėjimas, bent jau tarp manęs ir Sezio, kai aš nebepasitikėjau jo tiek labai, kiek pradžioj, aš buvau jo paprašius, kad, gražiai, ta prasme, susitariau, kad man atsiųstų visus čekius, kuriuos mes gaunam, tiesiog dėl viso ramumo, ne dėl to, kad man finansinė ten labai rūpėjo tie pinigai ir aš jų norėjau, bet tiesiog dėl to, nes vis tiek man rūpi, su kuo aš bendrauju, ar jisai mane apgaudinėja ar ne, tai vat, buvau paprašiusi, kad man siųstų visus čekius ir taip toliau, ir jisai kažkaip ir vis užsimiršo tą temą, tai jis vienintelis čekius, kurios buvo atsiuntęs ir tai ne čekius, bet kažkokią tai Excelio programą padarytą lentelę, tipo apie tą merčą, kur buvo parduota, kiek ten buvo parduota ir suma galutinė buvo parašyta ir viskas. Tai kai jūsų logotipai buvo uždėti ant maikučių ir tos maikutės buvo pardavinėjamos per visokias tai svetainės, ar jūs patys iš to bent kažkiek užsidirbot, būdami Trending Gango nariais? Ne, aš nei cento negavau, aš išėjau, vis dar buvo tos maikutės, nežinau kaip dabar, tai ir nei 1 cento negavau už to. Ir Sezis taip pat jums nesakė, ar tos maikutės buvo ar parduotos, ar tiesiog nepasisekė jums? Tai vat ir sakau, jis buvo atsiuntęs tą Excelio programėlę, kur kažkiek tai buvo ten parduota, bet taip ir nuplaukė tie pinigai ir nebebuvo apie tai kalbama, tai nežinau, kur jie dingo. Tai, žodžiu, kaip buvo, kad mūsų visos grupuotės vadovas tiesiog dažniausiai sakydo, tai ką jūs manim nepasitikėt, kas aš jums atrodo blogas žmogus, kaip jūs galite manim nepasitikėti, man tikrai ten ne 10 metų ir panašiai, ir sužaisdavo visą laiką su emocijom, nes kuo pasižymėjo šitas žmogus, tai tikrai ta tokia
būsena, kai visą laiką emociškai paveikdavo. Kai kalbėdavo atskirai, eidavo po vieną kalbėti, jeigu kažkas negerai būdavo, eidavo būtinai po vieną, negalėdom bendrai. Ir dar ką, kol nepamiršau, pasakysiu, kad man pasakė, kad Deima, tu nieko nesidalink, jokiom mintim, tą, ką tu žinai apie ten TikTok ir panašiai, arba nerašyk kažkokių tai dalykų, kažkokių tai ten lifehackų ar kažko į grupę. Tipo, arba tiesiog nekurstyti pykčių, kai aš pamatau kažkokį dalyką, nes aš visą laiką parašydavau grupę, kad man kažkas nepatinka ir tada automatiškai visi žmonės suprasdavo, kodėl tas dalykas nepatinka. Ir jisai visą laiką pykdavo ir sakydavo, geriau man asmeniškai parašyk, mes čia įspręsim visą šitą problemą ir žodžiais nenorėdavo, kad kiti žinotų, ką aš maždaug matau. Dabar dar pakalbėkim prie to pačio apie fanmytus. Ar tiesa, kad jūs kaip Trending Gango grupė norėjot daryti ir daugiau fanmytų tiesiog miesto gatvėse, bet Cezis jums jų organizuoti neleido, nes norėjo jūsų fanmytus perkelti į prekybos centrus? Jo, kadangi iš viso mes dėl ko nenorėjome būti visuose tuose moluose visokios ir taip toliau, o norėjome eiti laukia kažkur, dėl to nes vis tiek daug žmonių, tada covidas buvo ir yra vis dar ir reikėjo vis tiek pasisaugoti ir tiesiog mes nusprendėme, kad laukia būtų saugiausias variantas ir mes galime daryti, bele kur, kad ir parke. Ir aš buvau daug vietų pasakiusi ir mes norėjome daryti visur, ta prasme daug kur, tikrai norėjome padaryti, apvažinėti, bet paprasčiausiai viskas įvyko taip, kad Cezis norėjo daryti moluose. Nežinau, kodėl, čia galbūt dėl to pasakytų, kad iš profesionalios pusės. Tai vat vieninteliai 2 molai, kurie sutiko, buvo Saulės miestas ir Ozas, jeigu neklystu. Tai dėl to ir teko padaryti tik Vilniuje ir Šiauliuose. Nors mes sakėme, kad jeigu ir nesutiks, mes darysime parke ir taip toliau, bet, taip išėjo. Mūsų menedžeris nenorėjo daryti kažkokioj aikštėje, ten, nežinau, prie kokios nors kultūros ar dar kažkur, tiesiog laukia pavadino tai, nes jam tai atrodė nekaip. Tai man labai nepatiko šitą idėją ir aš visą laiką sakiau, kad būtų šiaip žiauriai faina tiesiog padaryti, nesvarbu kur, koks skirtumas ten, kur mes darysim tos fanmytus, kadangi pati tiesiog susidūriau su to, kad iš savo lėšų važiavau ir dariau ir man nebuvo jokių problemų padaryti kažkur ten aikštėje ar pievoj fanmytą, nes man tiesiog buvo faina nuvažiuoti ir susitikti su žmonėm, kurie mane seka. Tai man šitas faktas labai nepatiko ir kadangi mes neradom kitose 2 miestuose, man atrodo, taip greit nepavyko susitarti, kad daryti prekybcentrį, tai tiesiog liko tie 2 miestai. Tai va, ir kaip jums atrodo tada, ar turėjo šitam Cezio sprendimui įtakos faktas, kad prekybos centruose jūsų fanmytus būtų galima monetizuoti kažkaip tai? Jo, aš manau, kad iš pradžių netgi buvo šitą idėją apgalvota jo, ta prasme, mums iš pradžių net nebuvo į galvą šovė tokia idėja, kad tai gali nutikti, kad yra toks būdas ir panašiai, tai mes iš pradžių buvom netgi, kaip ir Deimantė sakė, mums nebuvo visiškai svarbi vieta, tai mes galėjom bet kokioje aikštėje padaryti, bet su tokiu tikslu, kad galėjom šitą dalyką monetizuoti, tai dėl to ir buvo pasirinkti prekybos centrai. Nežinau, kiek plačiai galiu šnekėti šią temą, bet mes ir gavome tuos pinigus, tiksliau Cezis gavo. Ir, vėl galų gale čekių nebuvo atsiųsta. Ir Saulės miestas ir Ozas apmokėjo visus fanmytus, bet Saulės miesto pinigai nuplaukė kažkur. Ir suma tikrai nebuvo maža. Ir jinai tiesiog pasakė, kad buvo investuoti visi pinigai į reklamas. Nors reklamų aš visiškai nemačiau. Bet mes tas reklamas nematėm. Jo, tai... Ką turiu omenyje, sakydama, nuplaukė tie pinigai? Jie tiesiog buvo pervesti ar jūsų reklamos agentūrai, ar Ceziui ir tada jūsų pačių nepasiekė, ar prekybos centras nesiskaitė? Aš ir nežinau, ar jie buvo pervesti Ceziui, nes Cezis tiesiog pasakė, kad tų pinigų nebėra dėl to, nes visi jie buvo investuoti Saulės miesto reklamai, tipo, kad mes atvykstam. Nors reklamų, kaip ir sakiau, nemačiau niekur, visiškai niekur. O kas lietė Vilnių? O Vilniuje kažkodėl pinigai buvo duoti mums, nors Vilniuje buvo ir scena statoma dėl mūsų, ir fotografų žymiai buvo geresnių, ir filmuotų, jeigu neklystu, ir buvo skrajutės dalinamos. Ten tikrai sutikčiau, kad buvo investuota į reklamas, o kur Saulės mieste buvo investuota, nesupratau, o iš to Ozo gavome tų pinigų, bet didžioji dalis buvo pinigų paskirstyta tam už logotipus visokius ir taip toliau. Ir dalis, kuri likus, mes tiesiog pasiskirstėme ją pagal keliones, kiek kas išleido ir mums kompensavo tiesiog keliones.
Sezis pinigų ieškojo visur. Besidomint apie Trending Gango vykusius fanmeetus, aš pastebėjau, kad netgi jau Trending Gangui nebepriklausančių narių nuotraukos yra pardavinėjamos internete kaip stock images. Šios paveiksliukus įsigyjusios kompanijos jos galėtų naudoti praktiškai bet kur. Aš tikrai abejoju, ar šis su savo dukra į renginį atėjęs vyras žinojo, kad bus ne tik nufotografuotas, bet ir tada jo nuotraukas bus galima internete ten už kokius 200-300 eurų įsigyti kažkam kitam. Aš susisiekiau su šias nuotraukas padariusiu fotografu ir jis man papasakojo, jog jas iš jo nusipirko Xinhua News Agency. Ir tada ta agentūra turbūt kažkam vėl jas perpardavė, iki kol jos galiausiai atsirado šioje svetainėje už 100 eurų. Kiek man teko kalbėti su buvusiais Trending Gango nariais, nei vienas iš jų nežinojo, kad šitos nuotraukos bus pardavinėjamos. Ir vėlgi, man labai įdomu, ar šitų vaikų tėvai būtų leidę jiems dalyvauti tokiame renginyje, jeigu jie būtų žinoję, kad jų atžalų vaizdai bus pardavinėjami internete už itin patrauklią kainą. Sezis bei jo Trending Gang komanda savo vaizdo įrašuose pastoviai naudodavo įvairius produktus, ledus, sultis, guminukus. Ir tai man iš pradžių pasirodė visiškai normalu. Kol manęs iš vieno labai patikimo informacijos šaltinio nepasiekė informacija, kad už šį prie Circle K nufilmuotą video buvo gauti pinigai. Kaip turbūt dauguma jūsų veikiausiai žinot, jeigu kažkur internete kažką reklamuoji ir už tai gauni lėšas, savo vaizdo įraše tada privalai parašyti, kad tai yra reklama. Tačiau kaip matome, čia tokio prierašo niekur nematyti. Dabar turėkite omenyje, kad vardant Sezio itin kvailo turinio, jį pagrindė seka tik tais jaunesni ir dar gyvenimo visiškai nematė jaunesni patiklūs vaikai. Ir manau, tada iš karto pasidaro akivaizdu, kame čia yra problema. Jeigu tu padarai video, kaip valgai ledus, tada sekanti video, kuriame tu žaidi su kažkokios įmonės guminukais. Ir šalia viso šito patyliukais įdedi neakivaizdžiai apmokėtą reklamą, tai pasidaro labai nešvaru. Ir dėl šitos priežasties aš susisiekiau su Lietuvos valstybinės vartotojų teisės apsaugos tarnyba ir jo tokias praktikas apskundžiau specialistams, kurie man sakė, kad imsis atitinkamų veiksmų. Prie to pačio dar norėčiau pridurti, aišku, galbūt ir klystu dėl šito dalyko, bet kai aš kalbėjau su buvusiais Trending Gango nariais, aš susidariau įvaizdį, kad Sezis savo potencialiems rėmėjams bei verslo partneriams, nupasakodamas savo auditorijos dydį bei pateikdamas tam tikrus faktus, tai darydavo netiksliai. Mes žinome, kad iš 80 000 Trending Gangą sekančių žmonių 40% auditorijos sudaro netikri užsienietiški followeriai. Kitais žodžiais, tai yra nelietuviškos, dažnai indiškos arba vardo iš viso neturinčios anketos, kurios į bendrą lietuviškos rinkos apskaitą įeiti neturėtų. Aš nežinau, kaip yra iš tikrųjų, aš negaliu įrodyti, kad Sezis perka followerius. Tačiau iš jo retorikos bei peržvelgus jo sekėjų kilimo grafas man kyla labai nemažai įtarimų. Ar tau nebuvo keista, kad kada jūs tik pradėjote filmuoti Trending Gango video, kad Sezis visą laiką būdavo jūsų grupės viduryje, kad jisai save labai kišdavo į priekį šalia Deimuko ir Adomo? Tai jo, čia yra labai įdomiai, nes dėl to mes irgi turėjome argumentų tarpusavį grupėje, kad visada taip pažiūrėjus, paprastai užeina į Trending Gango TikToką ir taip peržiūri tos video ir kažkaip vis tiek dominuoja tas vienas ir vienintelis veidas. Ir mes tiesiog pradėjom diskutuoti, kodėl. Kodėl visada, tu vis tiek esi, žinai, didelis, tu esi, aukštas vyras, žinai, tipo, ir, pagal viską tu turėtum stovėti gale, kažkaip tai. Bet kažkodėl jis visą laiką išdavo save į priekį, galbūt dėl to, nes jis dar nebuvo toks žinomas Lietuvoje ir jo, o tos tokius mažesnę auditoriją turinčius žmogiukus kišdavo atgal, tai dėl to buvo kilę argumentų tokių. Sezis save dabar šiuo metu pristatinėja kaip populiariausią Trending Gango narį. Ir man labai įdomu, ką jūs apie tai galvojat, kaip manot, ar ten iš tikrųjų visi tie followeriai yra tikri, ar jis tikrai toks populiarus, kaip visiems sako, ar pristato save įmonėms? Buvo pas mus grupiai diskusija, kurią labai iš tikrųjų norėjau išsiaiškinti, nes jisai žiauriai, turbinių greičių pradėjo Deimantę aplinkinėti. Ta prasme, vytis, paskui aplinkinėti pradėjo. Ir man labai keista iš tikrųjų pasidarė, Kom jisai apskritai pritraukė, žinai, man galva tiesiog neišneždavo, to prasme šito dalyko. Ir aš vieną dieną tiesiog sumašiau išsiaiškinti, kaip tai iš tikrųjų vyksta. Atsižvelgus į Instagramo followerius, tai jau įėjau puslapį tokiu pavadinimu socialblade.com, ten kur viską detaliai parašo iš tikrųjų. Ir tada pamačiau analitikus ir tada įsižiojau ir akis įsprogo ir, žodžiu, ten buvo labai daug informacijos. Tai realiai, ką aš iš tikrųjų pamačiau, tai buvo kad krenta followeriai ir realiai kasdien nukrentam kaip minimum po 500 ir paskui kitą dieną arba po 3 dienų kompensuojas tie patys followeriai. Tai reiškia, sugrįžta tie patys nukritę 500 ir dar pakyla 500, tam, kad gautus, natūralus augimas, tipo. Jo, realiai toks vaizdas buvo. Bet po 2 dienos, kada pas jį pakilo 3500. Jo, per 2 dienas, ta prasme, jam postų neįkėlus, story taipogi neįkėlus, per tą dieną sugebėjo netgi pakilti Instagram'e 3000 followerių.
Tai šitas buvo faktas neįtikėtinas ir tada mes pradėjom klausinėti visgi, kaip čia gaunas ir ko mes nežinom, kokios gudrybės turbūt Instagramo nežinom, kad žmogus vienas pats sugeba tokius didelius skaičius pakelti per 2 dienas. Žodžiu, buvo labai lengvas apmazas, kad mes darom ten kitoj šalyje konkursus ir pralašinėjom daiktus. Ir paskui taip pafolinu ir paskui jau kai baigęs, tai atfolinu. Ar jis pasidalino tais konkursais su jumis, ar jis jums juos parodė kažkur tai? Ne. Nes jie realiai neegzistuoja, aš kiek suprantu. Galimai neegzistuoja. Šis įtarimas tai dar labiau paaštrėjo, kai Sezis sakė, kad profesionaliai dirba ties TikToko reklamos projektais ir jisai žino, kad sekėjų šioje platformoje nusipirkti neįmanoma. Tačiau mūsų visų žiniai tai padaryti yra labai paprasta ir kad paneigti šio faktą, tai užtenka 30 sekundžių googlinimo. Kai Trending Gang apmažėjo narių skaičius ir dėka kitų žmonių darbo Seziui pavyko į savo pusę persitraukti dalį patiklesnio jaunimo, jis ėmėsi šiek tiek agresyvesnės marketingo kompanijos, kurios metu buvo sugalvoti pardavinėti ne kas kiti, o tiesiog paprasti eiliniai susitikimai su Trending Gango dar neišėjusiais nariais. 45 € už paprastą narį, 100 € už privatų susitikimą su paprastu Trending Gango nariu, bei 145 € už pasimatymą su populiariausiu Trending Gango nariu. Dėl tokio pobūdžio paslaugos sulaukus nemažai spaudimo, žodis susitikimas buvo pakeistas į žodį užsiėmimas, tačiau siūlomo produkto aprašymas per daug nepasikeitė. Jūs galėsite paklausti, ką mėgsta jūsų mėgstamiausias tiktokeris, pasidaryti kelias nuotraukas, pasifilmuoti kelias video, 45 minutės už 145 €. Tai Jėgė, tu buvai pats pirmas Trending Gango buvęs narys, kuris sugalvojo visgi viešai pasisakyti apie Trending Gang'e vykusius dalykus. Tai kodėl tu nusprendei tai padaryti? Nes Sezis buvo tas žmogus, kuris pats pirmas mane užsipuolė, kad aš ten neįtinku jam, kad mano apšvietimas turi būti pats geriausias. Jam 300 € ant lempos yra visiškai centai visiškai. Tai po tiek laiko pertraukos, kai aš išėjau, jisai apie mane pradėjo kalbėti laivose visokias nesąmonės, kad jisai labai gailisi, kad pažinojo mane, nes per mane ten labai daug kančių buvo ir kad jisai tiesiog aš jam neįtikau kaip žmogus, kad aš turėjau dėl jo keistis ir negalėjau būti savimi ir negalėjau net savo žodžio pasakyti, nes jisai yra ale pats įkūrėjas, pats mūsų tas manageris pats geriausias ir panašiai. Kad aš negalėjau nieko net pasisakyti ir aš turėjau keistis dėl jo. O tau nebuvo keista, kad Sezis apie šitus dalykus pradėjo kalbėti kažkur 3-4 mėnesiam po tavo išėjimo iš Trending Gango? Man tai buvo visiškai šiuk, kad aš net nesitikėjau tokio dalyko, kad toks jausmas, kad taip ir gražiai viskas baigės, kad jis man parašė, kad jeigu tau reikės mūsų pagalbos, tai tu mums visą laiką rašyk ir panašiai. Tai aš manau tai dėl to, kad mes vis dėlto su Deimante Redvinu buvom draugai ir kad jisai gal bijojo, kad Deimantės Redvinu nepalaikys to, ką jis mano apie mane ir kad jie gal pasitrauks dėl to iš Trending Gango, jis gal bijojo per tą laiką sakyti kažką blogo apie mane, o kai jie išėjo, tai manau, kad tai jam buvo gera proga pastumti ant manęs ir pasikelt su sekėjus, manau, tiek. Kažką sakai, nori papasakoti apie žmoną, prašau. Aš pamačiau, ką Sezis įkėlė į savo paskyrą, tai savo žmonos užpakalį ir man tai pasirodė labai cringe, kad jie rodo tokį kontentą vaikams ir aš tiesiog pasakiau savo nuomonę Instagrame savo storiją, kuris įsitrina apie 24 valandas. Aš pasisakiau savo nuomonę, nes aš kaip esu influenceris ir aš esu nuomonės formuotojas, kad tai yra tikrai nenormalu, ką jie rodo vaikam ir tiesiog jinai man pradėjo rašyti, kad oi, pagaliau tu paviešinsi mano video ir gal daugiau žmonių tai pamatys ir pradėjo labai juoktis iš to, bet po kažkiek ten 10 minučių gal jos nuomonė pasikeitė, kad jinai suprato, kad labai daug tūkstančių žmonių pamatys mano storį ir pasikeis nuomonę jų apie juos. Jinai man pradėjo grasinti visokiais teismais, kad mane paduos į teismą, kad jinai iš savo paskutinių lėšų sumokės teismams, kad mane sužlugdyti. Tai va dabar, kada tu išėjai iš Trending Gango ir pasidalinai savo patirtimi su savo sekėjais savo TikToko bei Instagramo paskyrose, kokie veiksmai tada tave pasitiko iš Sezio? Iš tikrųjų, tai paprasčiausiai žmonės, dėl ko aš iš viso pasisakiau, tai ne dėl to, kad man reikia dėmesio ir taip toliau, aš tikrai jau pakankamai gavau dėmesio dėl visų tų nesąmonių iš pačio Sezio, tai tiesiog man pradėjo rašyti mano sekėjai, kas čia vyksta, taip toliau ir tiesiog pajaučiau tokį instinktą, kad man reikia pasakyti ir reikia protingai žodžiais, ta prasme, paaiškinti, kas tikrai vyko, o ne iš emocijų.
Tai kaip aš supratau, po tavo tų videkų Sezis tave kvietė pas save į Trending Gango profilį padaryti tiesioginę transliaciją, pakalbėti apie tuos jo žodžiais netikrus faktus. Aha, jo. Ir jeigu aš dabar supratau teisingai, tai jisai norėjo, kad jūs paviešintumėt tarp jūsų pačių vykusius privačius pokalbius, kurių jūs teisiškai lyg ir negalėtumėt viešinti. Jo, tai va tame ir yra bėda, kad nebe pirmą kartą girdžiu iš jo va to žodžius, kad tai lyg mes tipo sakome netiesą ir mes nepateikėme tai faktais, o realiai kalbant, tai faktai ir yra visokie asmeninės žinutės, screenshotai ir kad tuos dalykus viešinti, vis tiek galų gale, aš kiek žinau, viena mergaitė TikTok'e buvo paviešinus SMS-us apie tai, kaip Sezis kvietė ją į Trending Gangą, tai aš kiek žinau, galų gale su ją buvo susisiekta ir, aš tikrai to nenoriu, aš tikrai drąsiai galėčiau ir parodyti, bet man to nereikia, nes aš nebandau rodyti kažko, tai vat faktus aš turiu, bet daug ko rodyti negaliu, nes teisiškai vis tiek gali baigtis blogai. Tai va, ir kaip tu dabar jautiesi dėl to, kad Sezis padaręs tą savo tiesioginę transliaciją ir dėl jūsų nepasirodymų jis tiesiog išvadino melagiais? Paprasčiausiai galbūt jis netgi labai protingai sužaidė, nes tai buvo puikia proga pasinaudoti tuo, kad jo live vėl bus 1000 žmonių, už tai jisai galbūt ir nuskrinčiotino, nes kiek žinau, jis visą laiką, jeigu pamatydavo didesnį skaičių kažkur, tai jis nuskrinčiotindavo ir dėdavo į tą tokią mūsų knygutę, kur yra visi analitiksai. Tai gal buvo puikia proga sugrąžinti aktyvumą į Trending Gangą, nežinau, dėl ko jisai taip sugalvojo, bet puikiai pavyko iš tikrųjų, šaunuolis. Dėl ko jūs išėjote iš Trending Gango, dėl ko jūs palikote šią grupę? Ne, iš tikrųjų pagrindinė priežastis, dėl ko išėjau bent jau aš, tai dėl to, kad aš kaip nuo pat pradžios labai tikėjausi, kaip ir buvo grupė pristatyta, kad tai tiesiog bus draugų susibarimas, kurie linksmai leidžia laiką ir kartu dirba. Bet iš tikrųjų po laiko labai stipriai pasikeitė, labai daug pykčių buvo ir visokių nesąmonių. Tai tiesiog aš manau, kad tuo metu atėjo tas laikas, kad man tiesiog reikia leavint Trending Gangą ir viskas, nes šiandien ne ta vieta, kurią įsivaizdavau iš tikrųjų. Ar buvo kažkoks tai katalizatorius, kuris tavo šitą sprendimą paskatino? Tai dėl to, kai gavom pasiūlymą arba pasirašyti dar vieną sutartį su reklamos agentūra, arba eiti iš grupės. Išeiti, palikti. Ir ar ta sutartis iš tos vadinamos reklamos agentūros, ar jinai kažko tai skiriasi nuo jūsų pirmosios? Mes nematėm tos sutarties vien dėl to, kad kol mes nepasakėm, kad mes norim, tai mums nebuvo atsiųsta tos sutartis, tai aš tiesiog iškart buvau pasakius, kad aš tikrai nesutiksiu ir tiesiog man pasakė, te. Buvo tokia sąlyga, jeigu nesutinki, tai tu... kaip sakoma, buvo smagu. Viso gero. Ačiū labai, čia kad video pakėliai, followerių pakėliai, čia ir man labai linksma ir jau, kaip ir tavo kelias baigės. Ir prie ko aš noriu pritemti, ar tada, kada jūs buvo taip netiesiogiai išmesti iš Trending Gango, ar jums buvo kažkaip tai kompensuotas tas laikas, reklama ir taip toliau, kurį jūs sukišot į Trending Gango projektą? Taip, tai viskas, kas įvyko per tą laiką, tai buvo, kad išsiprašėm po kažkiek mėnesių, kad mums kompensuotų kelionės, nes visgi mes dažnai važinėdavomės ir kaip žinoma, kad niekada kažkaip negalėdavo atvažiuoti į Klaipėdą tas žmogus ir jeigu jau susitardom, kad toj pusėje susitiksim, tai vis tiek reikėdavo važiuoti į Palangą arba į Šventąją, būtent į kito žmogaus, nes kažkodėl negalėdavo atvažiuoti į Klaipėdą. Tai jo, mums buvo kompensuotos tik kelionės ir tikriausiai viskas. Jo. Bet čia nėra tame klausime, žinai, kad maždaug ar Vilniuje, ar Palangoje ten geresnės vietos yra negu Klaipėda ir tipo nebūtų galimybės atvažiuoti į Klaipėdą. Realiai viskas tas pats, medžiai tie patys, sienos tos pačios, prie kurių filmuojamės. Ir aš neįsivaizduoju, kas galėjo patrukdyti atvažiuoti iki Klaipėdos. Ne, tai tiesiog vienas faktas, kad reikėjo net iki tos vietos, kur jisai pasilikdavo važiuoti. Ta prasme, kad jam tiesiog nusileisti ir hello, filmuojam, dirbam gerai ten. Realiai, kaip maistą pristato iki durų, tai tu realiai mes taip kaip maistas atvažiuodom iki durų ir filmuodom TikTokus. Tai jeigu prieš Trending Gangą, tu, Deimukas, Edvinas bei Agnė, jūs visi buvo draugai? Taip, mes buvom geri draugai tikrai. Ir tada, kai jūs visi atėjote į Trending Gangą, ar ta draugystė pas jūs vis tiek tai išliko, ar kažkas tai pasikeitė? Aš manau, kad mūsų tikrai bendravimas pasikeitė, nes gal Sezis pradėjo mano draugus nuteikinėti prieš mane, kad aš esu gal per daug tinginys, gal aš nenoriu labai daug darbo dėti tą Trending Gangą.
Tik dėl to, kad gal mano netiko kontentas jam, kad jisai visą laiką man sakė, kad tu turi keistis, tu turi naujas idėjas galvoti, kad tu turi ten kitaip atrodyti, kitus kampus gaudyti, geresnį apšvietimą nusipirkti ir panašiai. Kad aš esu tinginys, kad aš nenorėjau ten dirbti ir panašiai. Nors mano buvo tikslas ne tai, kad aš dirbčiau ir užsidirbčiau pinigus, mano tikslas buvo taip, kad aš gal susibendrau su tokia Finet grupė ir kad tokia Finet grupė iš tikrųjų egzistuoja Lietuvoje. Ką jūs patys šiaip dabar galvojate apie pardavinėjimus, susitikimus su Trending Gango nariais, kada jau jūs Trending Gangui nebepriklausot, aišku? Tai labai paprasta, aš jau, kai man pirmą kartą pasakė, kad darysim kažkokius tai ten šventės ar dar kažką, aš jau taip pasižiūrėjau keistai, bet galvoju, gal neprieisim iki to, arba gal kažkaip tai kitai skambės. Bet kaip dabar sužinojau, kas vyksta, tai aš nebūčiau pasirašęs ant šito ir aš tikriausiai būtų priežastis šita, kad aš išėjau iš Trending Gango. Tai ačiū Dievui, kad aš ten nebesu, nes man asmeniškai būtų gėda taip tiesiog pelnyti žmonių. Juokingiausia buvo ir nefainiausia galbūt, kad panaudojo mūsų veidus, ta prasme, buvo video sudėti ir visa kita, tai teko prašyti, kad tiesiog pašalintų jos. Tai vienintelis dalykas, kas man yra labai juokinga, kad sako, kad ten bus užsiėmimai workshopai, aš įsivaizduoju tą workshopą tokį. Tai siūlyčiau jums nufilmuoti 3 video į dieną, svarbiausia yra apšvietimas, hashtagai, naudokite tokius ir tokius, užteks, viso gero. Tai ką, tai ką atskleidai? Tu atskleidai ką tik 150 eurų vertės paslaptį. Aš manau, kad tikrai nieko ypatingo, nes aš realiai daugiau iš tavęs, man atrodo, sužinau apie TikToką ir ten tos visus algoritmus, negu iš managerio mūsų, kuris sakė, kad jis viską žino. Tai va, būtent, kas man labiausiai kliūna su Seziu šitų pasiūlymų, kad jis pats Lietuvoje surenka labai mažai peržiūrų bei patiktukų. Bent jau sąlyginai, tarkim, lyginant su jumis arba su manim, žinot. Ir man tiesiog atrodo keista, kad žmogus, kuris iš niekur nieko gavęs tos followerius, jisai dabar apsimeta kažkokiu tai TikToko guru ir 150 eurų prašo iš patiklesnių jo fanų. Čia vėl grįžtam prie tos pačios balų sistemos, ta prasme, kiek kas yra įvertintas, kiek jisai gali kainuoti. Aš manau, kad 150 eurų yra beprotybė, ta prasme, tikrai per didelį pinigai už susitikimą 45 minučių. Tai va, balų lentelė iš tikrųjų buvo įdomus toks dalykas, kad realiai kiek tu turi followerių, tiek tu esi vertas balų. Tai tarkim, kalbame apie tokią situaciją, jeigu reiktų kokį naują narį pridėti, tai vyktų balsavimas. Tai automatiškai, kas turi daugiau followerių, tas nubalsuotų viską. Tai mūsų menedžeris šiuo atveju turėjo daugiausiai balų, tai buvo realiai 5 balai. Ir tie, kurie turėjo mažiau, tai turėdavo po 2 balus. Jo, ir šiaip mums buvo sakoma, kad mes susiskirstėm į grupelės, tai ten aš, Edvis, ten, žodžiu, mūsų grupelė iš Klaipėdos ir Demi, kad mes čia susiskirstę, kad vilniečiai kalba vienaip, ten klaipėdiečiai kitaip ir mes visą laiką ant jų važiuojam, visą laiką kažkas mums nepatinka, bet mes tiesiog per visą tą laiką labai gilinomės į faktus. Nežinau, kodėl aš taip ilgai ten pasilikau, tikriausiai galbūt norėjau viską iki galo išsiaiškinti, bet ir tai dar nepavyko. Tai, jo, manau, užteks. Nes dabar... Tai va, ir pavyzdžiui, ta balų lentelė, kai sakai, buvo, kad Sezis vertas buvo 5 taškų, tarkim, jūs buvot verti 2 taškų. Kai pas jūs į grupelę bandė pridėti tiktokerę pavadinimu Kamilę, kiek man teko girdėti, tai jos nenorėjo dauguma Trending Gange esančių žmonių ir pritarė tik tai Sezis. Jo, iš tikrųjų, netgi buvo tam tikrų narių pasiteisinimas, kad ne, aš to nesakiau, nieko nedariau, bet netgi tas žmogus yra labai stipriai pristėjęs, kad ta Kamilė nebūtų grupiai. Ir mūsų bendru nuosprendžiu mes visi buvom nusprendę, kad visgi nereikia mums naujo nario ir liekam su to, ko esam dabar. Išskyrus mūsų manageris, kuris norėjo, kad būtų ir jis jau buvo susitaręs, kad jau buvo pasakęs visą formatą. Filmuojam 3 video su lempa, ten, nežinau, čia visos paslaptis turbūt išlenda mūsų darbo. Kas čia dar? Ir hashtagai, čia pagrindiniai dalykai, ko reikėdavo tiesiog, tipo. Žodžiu, esmė buvo tokia, kad tada, kai mes jau priiminėjom naujus narius, mes visgi nepanaudojom tos lentelės, nes mes labai priekaištavom jai, tai kažkaip ir buvo numesta ta idėja, man atrodo, ir kai norėjom tiesiog priimti Kamilę, tai jo, tikrai daugelis nenorėjo, tai yra beveik visi, kiti ten pritarė tiesiog, kiti dabartiniai nariai netgi, dar, man atrodo, blogesnę nuomonę turėjo negu mes ten, tai labai juokinga dabar matyti, kaip ginasi. O užsiminė apie tą Kamilę, tai buvo tokia situacija, kad ją atsiuntė, ir paprasčiausiai nei vienas nesutiko, sutiko Aistė, kiek prisimenu, ir sutiko Sezį. Tai čia buvo 2 vieninteliai žmonės, kurie sutiko.
Ir visi kiti pasakė ne, tipo mano balsavimas ne, mes taip dažniausiai sakydom ir galų gale kažkaip jisai vis tiek ją pradėjo kišti į tą vat grupę, nežinau, jisai labai jos norėjo, bet vis tiek galų gale, manau, reikėtų atsižvelgti ne į savo nuomonę, o į visų nuomonės ir daugumą nenorėdavo, bet jis vis tiek ją vat įkišo ir vat dabar visai nesenai žiūrėjau Odomos laivą. Ir jinai ten buvo užsiminusi, kad jinai niekada nebuvo pasakiusi, kad jinai nenori Kamilės. Jinai pasakė, kad jinai kaip tik nori. Tai šitas dalykėlis labai labai mane prajuokino, nes man patinka, kaip verčiama kaltė ir ant manęs, ir ant kitų, kurie išėjo, kad mes esame melagiai, nors paprasčiausiai, patys pasakė netiesą ir, negražiai taip labai. Bet ir vėlgi tu negali nei tų žinučių, nei tų voice message'ų viešinti. Jo, aš negaliu viešinti, tas kertas ir negerai. Čia toks, manau, aštresnis dar klausimas, čia aš prieš tai tokį pamastymą turėjau. Ar tau neatrodo, kad Kamilė iš išvaizdos labai panašiai į Sezį žmoną? Ar nemanai, kad čia buvo kažkokia tai įtaka, dėl, ta prasme, Sezio sprendimui čia kažkokia įtaka padarė šitas dalykas? Gal ir įmanoma, žinok. Pasižiūrėjau. Čia tokia jaunesnė versija gali būti, Dar vis sąnariai neišnirę lankstesni. Nepaėmėm, dėl ko mes nenorėjom. Dėl to, nes paprasčiausiai, vis tiek... dabar ta Olius sakė, kad dėl to, nes jinai per gerai šoka. Bet nepaėmėm, nes, aš manau, tu pats matai, kokį jinai susikūrų savo tokį įvaizdį, žinai. O vis tiek Trending Gangas toks apie vaikus, žinai. Jo, aš suprantu, ką tu turėjau omenyje. Ten atrodė labiau toks seksualizuotas kontentas pas ją. Jo. Atsibodo tiesiog visas šitas melavimas ir jeigu ne vienas žmogus kalba, kiek galima dar įsisukinėti, ta prasme, iš tokių dalykų. Čia jau yra per daug logiški faktai, ką mums meluoti praėjus ten 2 mėnesiam po išėjimo iš Trending Gango man 100 metų. Aš jokio pavydo nelaikau, todėl kad aš iš Trending Gango, pavyzdžiui, visiškai, negaliu sakyti visiškai, bet aš negavau kažkokio didelio kiekio ten sekėjų, man nebuvo kažkokios naudos, kad aš ten buvau, ne? Jeigu kalbant apie naudą, dėl ko aš ten buvau, aš realiai padariau tiesiog reklamą visai grupiai, krešino kamerą matau. Viskas gerai. Jo, gerai. Tai realiai tiesiog jaučiausi išsemta ir dėl to galbūt po 2 mėnesių visgi norėjau pasakyti, nes, mačiau, kas toliau vyksta ir išgirdom dar, man atrodo, kad apie mumis kalba per laivą, pradėjo apie mumis, dėl ko mes įkeliam. Čia pagrindinis iš tikrųjų dalykas, nes mes gavom daug reportų, ta prasme, iš žmonių, kurie mums tiesiog siuntė žinutės, kad apie mumis, tiesiog apie vieną iš mūsų kalba būtent tas menedžeris. Sezi nenorėjo, kad Trending Gang fanai pamatytų šį video, todėl dabar pas save ir savo Trending Gang anketą išjungia visus komentarus. Šiuo metu iš Trending Gango yra išėję beveik visi žmonės ir jau beveik visi TikToko vartotojai žino, kas iš tikrųjų slepiasi po Sezio pozityvumo kaukę, tačiau jis vis dar nepasiduoda ir toliau meluoja bei nuodija vaikų smegenis. Viskas priėjo netgi tokį absurdą, kad aš norėdamas pašiepti jo gobšumą padariau hashtagą pavadinimu Sezi maisto bankas ir šį mano virš milijono jau peržiūrų surinkusi trendą jis vis tiek pabandė išversti savo palankę pusę. Labas visiems. Mes su vaikučiais matėm, kad visas TikTokas nori, kad mes aukotumėm maisto bankui, tai mes šiandien darėme. Tai šitą iššūkį perduodu dabar visiems TikTokeriams. Nepamirškit #Sezi maisto bankas ir dar noriu pridurti, kad reikia aukoti negendantį maistą. Jokių dešrų. Griebdamas iš šiaudo, jis dabar beveik visus iš Trending Gango išėjusius narius vadina patyčių skatintojais, bei pastoviai grasindamas kažkokiais tai labai populiariais ir įtakingais draugais visiems kelia emocinį stresą. Kaip ir matėte, ne vienam žmogui yra grasinama susidorojimu visokiais teisininkais ir pinigais kažkokiais. Jis ir toliau bando gelbėti savo įvaizdį, kurdamas kažkokius tai patyčias mažinančius projektus, tačiau aš manau, kad tikrieji šių projektų ketinimai pasimato tada, kai Sezis šalia šūkio patyčioms ne, prašo, kad žmonės prirašytų jo vardą. Visur TikTok'e, kai pamatysite absoliutų hate video, hate comment, patyčias arba keiksmažodžius, tiesiog reply ir palik komentarą #patyčioms ne, #švarus TikTok ir tag mane. Nes reklama bei dėmesys jam yra svarbiausia. Ką jūs dabar galvojate apie dabartinius Sezio bandomus prastumti trendus, pavyzdžiui, patyčioms ne? Apie tą jo naują bangą ir video, ką aš pastebėjau, vienintelis dalykas, ką aš iškart išgirdau, tai buvo būtinai pažymėkite mane, managerį, būtinai pasiekite ir aš jumis ir
tada papirkimas kažkoks turėjo būti, tai kad aš jūs paseksiu atgal. Nu, žodžiu, tai man šitas pasirodė labai nefainas, kam tada čia bandyti užvesti kažkokį geranorišką dalyką, jeigu tu maždaug vis tiek savo ieškai naudos iš to. Tai labas, Sezi, aš žinau, kad tu žiūrėsi šitą video, nes kadangi tu esi tas pozityvas skleidėjas ir tu labai nepyksti už negatyvą, tu pyksti labiau už pozityvą ir už visą tiesą, kurią mes sakom dabar, tai aš noriu to perduoti linkėjimus ir noriu pasakyti, kad tu šitą visą nesąmonę užveriai, kad tu pradėjai kalbėti nesąmonės apie mane, kad tu pradėjai kalbėti nesąmonės apie mano draugus ir aš nepakęsiu tokių dalykų ir aš nebegaliu tylėti, nes aš nesu ta kempinė, kuri visą tavo šūdą sugerinės ir visą laiką tylės, tai aš nebijau tavo jokių sutarčių, nes jos visiškai negalioja ir man visiškai yra nesvarbi tavo ta nuomonė apie mane. Aš tiesiog pasakiau savo tiesą ir aš žinau, kad labai daug žmonių nusiteiks prieš tave, nes tu tom esi tikrai nusipelnęs ir man ir ate. Čia šitus pabandysiu užpypint ir ačiū tau, Jėgi, už skirtą laiką. Tai va, pabaigai, gal kažką dar pridurt norėtumėt? Kažką, apie ką dar nekalbėjom? Tiesą sakant, net nežinau, nes su kiekvieną dieną mes vis naujos informacijos gaunam ir per jo pačio storius ir panašiai, kaip pats tyčios realiai iš mūsų. Mes niekada nenorėjom pasityčiot, pasikelti sekėjų ar dar kažką, tiesiog matom, kad negražiai elgiasi su mumis, negražiai gal elgsis ir su kitais, tai mes nenorim, kad žmonės nukentėtų, nes man jau, kai aš išėjau iš gengo, man jau parašė žmonių, kurios kvietė į training gangą ir klausė manęs, kaip tau, ir aš tiesiog tiesiai šviesiai pasakiau, ką aš manau ir sako, ačiū labai, nes taip ir atrodė, tipo keistai viskas. Vienintelis dalykas, ką norėjau pasakyti, tai kad mes neskatinam patyčių, nieko kažko ypatingai blogo nenorim, tiesiog norim, kad kiti galbūt nepakliūtų į tai, kur mes pakliuvom ir nepatirtų to, ką mes patyrėm tikriausiai. Labai gera mums pamoka iš tikro buvo visgi šitas išbandymas toks. Daug ko pasimokėm iš tikro iš šito dalyko ir manau, kad gyvenime mums pravers šitas dalykas. Žodžiu, tai visą tai, ką mes papasakojom, čia paprasčiausiai buvo mūsų išgyvenimai. Mes norėjom su jumis tiesiog jais pasidalinti, nes norim, kad atsirastų bent šiokia tokia teisybė ir kad nebebūtų pudrinamos smegenys visiems. Taškas. Tai va, ačiū labai jums už dalyvavimą ir šiandien taipogi dar yra Edvino gimtadienis, tai jam sveikinimai Edvinui. Šiandien yra oktobrio 29 diena. Sezi yra žmogus, kuris sako vieno, o daro visiškai kitą. Aš labai tikiuosi, kad šiame vaizdo įraše jums pateiktų pasakojimų bei vaizdo medžiagos pakaks, o viską pažiūrėję įmonių atstovai, reklamos agentai arba nuomonės formuotojai neapsigaus ir nebus panaudoti kaip Sezio karo įrankiai. Aš norėčiau, kad dėl jo padarytų nesąmonių mums pagaliau pavyktų Sezį užtildyti ir jeigu jūs norėtumėt prie to prisidėti, tik tokią naudokite hashtagus CancelSezi2020 bei Sezio blogio imperija. Tegul daugiau žmonių pamato šį video. Tai va, pabaigai, Sezi, kadangi tu labai mėgsti visus kvies pas save į live streamus, kuriuose tu neva sakai, kad mes išsiaiškinsim tiesą. Tai prašau, aš dabar tave asmeniškai kviečiu pas mane atvykti live streamą, būk vyras ir atsakyk į tau pateiktus kaltinimus. Aš nežinau, ar žmonės, su kuriais aš kalbėjau, man sakė tiesą. Todėl jeigu tu nori apginti savo garbę, prašau, tu turi mano telefono numerį, paskambink man, susitarsim ir tada mes visi kartu pamatysime antrąją medalio pusę. Ir va, dar vienas dalykas, aš savo Patreon'e buvau užsirašęs, kad žmonės man gali siūsti visokiausius tai siuntinius. Ir va, šiandieną aš kaip tik sulaukiau savo pirmojo siuntinio, kurį aš norėčiau čia priešais kamerą išpakuoti. Kaip ir, aišku, yra prižadėta mano Patreon'e. Paremkit mane kažkas, nes man žiauriai pinigų reikia. Tai aš kažkaip galvojau, kad čia bus naujas klozeto dantis, tačiau akivaizdžiai dėžutė yra netokios formos, tai aš einu gal žirkles atsinešiu. Žiūrėk, skrabai. Mano katė dabar geria mano kavą. Ir mes čia gavome naują kilimėlį pelytį savo. Kaip matome, mano senas kilimėlis buvo žiauriai apskretęs. Ir va, mes dabar išsiaiškinom, kas yra mano pats pastabiausias fanas. Tai ačiū tau labai iš tikrųjų. Aš nemoku dėkoti už dalykus, tai aš aišku parašysiu tau asmeniškai. Ir tai yra dovana, nepriduokit manęs mokesčių inspekcijai. Ačiū visiems, kurie dar žiūrit už dėmesį. Mane taip pat galite rasti TikTok'e ir Instagram'e, bei Patreon'e, bei YouTube'ės membershipo sekcijoje. Norit pamatyti šito bachūro nagų nuotraukų? Tik tai 4,20 € mano Patreon'e. Ačiū jums visiems už dėmesį ir susitiksime kitame mano video. Skrabai, atsisveikink su žiūrovais. Žodžiu, Čiau. Nenorėjau trenkti kamerą.